Sveiki visi, atvykę į naują mano video blogą ir mes šiandien esame 5-ajame drifto etape. Šiaip labai keista, kad rugsėjo 29 diena ir man veidas šviečia saulė, tai visai pasisekė su oru, nelyja, kaip sakant, nešlapia, tai visai neblogai. Jau pasidarėm 4 važiavimus, apleškinom vieną komplekčiuką padangų, kaip ir viskas gerai gavosi, dabar sudėjom naują padangų komplektą, pravažiuo šitie kita grupė ir tada eisim briefingą. O briefingo dar turėsim 4 važiavimus, tai iš viso per dieną turėsim 8 treniruočių važiavimus ir važiuosim į kvalifikaciją. Trasa tikrai nėra sunki, paprasta aštunkė, greitesnė šiek tiek negu molėtuose buvo, tai kas visai smagu. Poriniai turėtų būti geri, nes ilgi tokie posūkiai, tai labai lengva užlipti ant durų, o daugiau viskas kaip ir aišku, turim eiti iki finalo, iki podiumo ir nugalėti šitą etapą. Ir realiai mes tampam tada Semi Pro čempionai šių metų, tai kaip sakant, čia reikia užbaigti varžybas, padaryti darbą, o į Rygą važiuoti pasilinksminti, nes spalio 6 važiuojam į Rygą, Pikernikų trasą irgi, tai toks 6 bus finalinis etapas, turėtų būti smagu. Ten važiuosim jau tiesiog pasilinksminti, kai laimėsim šitą etapą. Tai va, laukite naujienų, žiūrėkite, kaip mums sekasi, nepamirškit palaikyti, pasubscribinti ir parašyti komentarą, ar jums patinka toks video ar nepatinka. Tai va, ačiū, kad žiūrit. Kažką reiktų kišti jau čia. Laikau palapinės laikytojų. Nesiseka, blema, nesiseka. Tomui. Aš nesuprantu. Suprantu, vienas gali sprogti, bet ne 3. Čia, žinai, kaip padangas kiti motorus keičia. Bet dabar nieko nematys. Bet ir pagal čia žiūri. Nesimato, kad tu tapilą. Dabar važiuojam 2, 3 grupė, tikriausiai. Tada briefingas ir tada vėl mes važiuojam. Mes turėsim per dieną iš viso 8 važiavimų. Dabar 4 padariau, dar 4. Ir viskas. Ar viskas? Užteks? Jo. Mes tikrai turėsim dar 3 sesiją. Jinai bus tikriausiai 2 važiavimai, o jeigu važiuosim be blokų, bus 4. Čia klipas liks, ten yra 2, vienas mažiukas kvadričiukas, tai yra stryto lygęs, tai jūs jo nepaisot, nebent važiuojant, jūs turėtų gautis jums priekinę šim. Ne, man principai yra va, ten, kur va stovi žmonės, va tie žali, va ten, ar yra kažkur? Nėra ten. Ten realiai vidum šauni, Šauni, jo. pasiemi klipą į vidų ir tada... Jo, Okay. taip ties vidurį, bet ten mėtin... Tai nėra Nėra. Nieko, nu, pažiūrėjom, paklausėm briefingą, kaip sakant. Paklausėm briefingą, kaip ir nieko naujo nepasakė. Pirmam briefingą viską tą patį papasako, tai dabar vėl važiuosim, vėl turėsim 4 važiavimus. Matysim, tai šiaip viskas gerai buvo. Trasa, sakau, paprasta, kaip du pirštai. Tai manau, kad viskas bus gerai, suvažiuosim, dabar dar pastrefkinsim, susilyginsim biškis slėgiukus, amortizatorius pasireguliuosim ir varysim į kvalą. Tu pasiruoš tą padangų slėgę, jeigu reikės nusileisti. Kas? Kur padėjai? Prijungiau prie kompresoriaus. Reikia pasišildyti normaliai padangas. Nes pirmą trefkę taip priekį pasišildžiau labai gerai. Galą čiučiuką išvažiavau ir kaip ant ledo renus pasitočiau ir nieko nėra gripo. Vidury trasos pradėjo, kaip sakyt, gripint mašiną, nes sušilo padangas. Kažkaip nepagalvojau. Nu, aišku, kad šalta lauke aplamai, tai reikia pasišildyti, nes kitur niekur nereikėdavo. Tiesiog priekį pasišildai, o galas kaip ir pats sušilo. Čia pasirodo reikia. Raktus pamiršau. Gali atsuktuvą paimt. Gali atsuktuvą, Medai, paimt. Raktą pamiršau. Bet atsuktuvą gali paimt. Reikia atsuktuvą, arba raktą pamiršau. Raktą pamiršau, atsuktuvą gali paimt. Aš prikolinau, nereikia. Nu, davai. Davai. Pats prisibazarinai.
važiuosi, lemba gyvėliava ir tavo reikia atleisti. Gal masterių prisižiūrėjai, dabar masterių. Norėjau, tai čia, net balą padarysiu. Bet šiaip geras ratas. Čia parėjai jau už liniją. Jeigu jie čia... Linija nesvarbu, čia principas sakė, kauliukų nebus. Nieko neliko jau. Na ką, pasibaigė mūsų antroji treniruotė, suvažiavom dar vieną padangų komplektą. Aš tikrai nesitikėjau, kad čia taip valgo, bet realiai 4 ranams užtenka vieno komplekto, tai čia yra šiaip kosmosas. Aišku, leidau pakankamai stipriai, pakankamai daug gazo, paskutinių ranų iš viso bandžiau 3 įpiešti, bet sukdamasis pamačiau, kad vėliava už manęs ir blema, pabijau, kad nunešiu. Teko nepadaryti 300, tai šiek tiek pasišiaukšinau, bet padarysim per kvalifikaciją. Po kvalos rano šausim 360, jeigu pavyks, nes, šiaip smagu visai tas 300. Principė daugiau tai čia nėra ką pasakot, deginam padangas, kurą ir važiuojam. Dabar atitrengiam kažkas į blokus, šiek tiek antrai grupiai sutirštė į vandenį, sudrumstė, nes jiems nusikels tik į treniruotę. Tai mes gal dar gausim geriausiai atveju 2 važiavimus turbūt, trefkių ir į kvalifikaciją. Bet čia trefkių nelabai reikia realiai, nes čia yra paprasčiausia aštunkė, jinai yra didelė, nėra čia ko bijot, blokai toli. Molėtos yra, manau, sunkiau važiuoti negu čia, mano manimu. Ir lydai tai yra čia labai lengvi, nes tiesiog ilgi posūkiai, tiesiog atsirėmis visą, kad galėjai važiuoti duris. Važiavom su Ignu Klimavičium vieną, tai labai fainas šeisas buvo, labai geras jo lydas, visas labai liuk žodžiu. Saulėtis šviečia, laukiam kvalifikacijos. Aš neturiu žodžių, kaip patiems reikia montuotis padangas, tačiausiai varžybas. Montažkai yra, o žmogus turbūt užgėręs, tai suprantu. Druskininkų vaibai, čia visi, matau, tokie nepatenkinti šito etapu, bet ką daryti, kai reikia važiuoti? Šiaip tai nevažiuočiau, bet reikia. Komentarų. Tiesiog. Galėtų nedeginti padangų, nereikėtų čia dabar keistis. Degina tas padangas, pridaro darbų ratus, keist padangas, keist nesąmonę. Darau nesąmonę. Antrasis penketukas startuoja čia. Tai sakant, trečiasis penketukas pagal sąrašą Tomas Budavičius. Dėmesio. Arti dabar neblokai važiuoja Tomas Budavičius. Dabar krepšė ir viskas. Tomas Budavičius, pirmasis jo važiavimas. 7-4. Spaus. Normaliai spaus. Pirmasis važiavimas buvo kiek aukščiau negu 70 balų. Žiūrint, dar padarau. Betoninį bloką. Šiaip pakankamai viskas. Atrodo, kad kas neblogai, turėtų pagerinti šią pirmą važiavimo rezultatą. Iškėjo, reikia.
Na ką, mūsų varžybos greitai baigėsi, šiaip galiu pasakyti. Jau esu atpratęs pralaimėti taip greitai. Principė kvalifikacija viskas sušiko. Gal ne taip supratau teisėjus, gal ne mano diena buvo, sunku pasakyti. Surinkau 79 taškus, ko pasiekoje likau 30. Nu, Sempro visi lekia ten 8-5 kaip minimum reikia, kad būtum bent viduriukį. Tai arba, sakau, ne taip supratau teisėjus, arba pats blogai padariau darbus. Bet, žodžiu, jo, kvalifikacijų likau 30 ir važiavau prieš 4 poziciją, kuris yra greitas driveris su realiai, nu, tokia pro lygos mašina, greitas ir daug važiuojantis vairuotojas. Ir, žodžiu, top 32, Čeise kaip ir neblogai pasirodžiau, viskas kaip ir neblogai, sakyčiau. Ant Wi-Fi'aus gal blogai persimečiau, aš tikėjausi, jis bus greitesnis iš tiesų. Jau pasistatėm, aš atvažiavau pilnais ir žiūriu, kad jisai nėra toks greitas, turėjau atsileisti kelis kartus gazą. Ir gavos taip, kad kai galvoji vieną, o yra kitaip, tada sunku prisitaikyti. Nes jau visą laiką galvojau, oi, čia greit varysiu, nusileidau slėgį, susiminkštinau pakabą. Ir turbūt ant Wi-Fi'aus susideginau pats save, galima sakyti taip, kad nes sukibo tiesiog mašina pakankamai stipriai. Lydas kaip ir viskas neblogai, tačiau irgi pritrūko kažko, arba, nežinau, sunku pasakyti. Bet, žodžiu, pralaimėjau top 32 kovą, kas šiaip keista pakankamai man, nes esu šiais metais iškritęs tik tais top 3 pusfinalį. Tai liūdnoka, nėra labai geros nuotaikos, kaip sakant, bet neliūdim, nes dar ir liko Ryga. Tenais reikės atgazuoti pilnais, laimėti Rygą ir užtvirtinti Semi-Pro čempiono vardą, kaip sakant. Nežinau, kad galiu, žinau, kad reikia, žinau, kad galiu parodyti tą rezultatą. Šiandien gal ne mano diena, nežinau. Sunku pasakyti, bet tikrai neliūdėm. Toks jau tas autosportas, vieni laimi, kiti pralaimi ir nieko nepadarys. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū visai komandai, kurie padėjo. Ir susitiksime po savaitės Rygoje, tai labai greitai bus dar vienas grekas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki.